Labuka hebrytė. Ką, šiandien mes varom į kartodromą, ilgai lauktą kartodromą. Visi jau beveik susirinko, pilamės, jau pilnas bakas. Pas Valdemarą irgi pilnas bakas. Tai va, viskas, išvarom. Ir išbandysim triumfą šiais metais. Praeitais metais su Kawasaki Z800 važinėjau, sunkus buvo, toks pem ant pem manevringas, o šitas labai manevringas. Tai pasižiūrėsim skirtumą, įdomu išbandyti. Na ir patobulinti savo įgūdžius, žinoma. Nu ką, važiuojam. Keliui daug nefilmuosiu, kadangi 8% tik GoPro turi, tai jau prisijungsiu arčiau kartodromo. Nežinau, kodėl jie taip skraido čia, lygtais vidutinio greičio matuoklis čia, neįsivaizduoju, kodėl jie čia taip skraido. O aš bijau, bet žiūrėjau ir iš galo mane spaudžia. Gal čia motus nebegaudo? Blemba. Nu gerai jau, jeigu visi, tai visi. Валерка, давай, поехал! Nu, sunku pirmą dieną su pirštinėm važinėt. Sunkiai aš jaučiu tą sankabą ir panašiai. Reikia dar priprast. Nu ką, mano mėgstamiausia atkarpa iki Aukštadvario nuo Traukų. Vidutinio greičio matuoklis, kaip visada. Kažkaip taip. Kokie kelienai pas Valdemarą. Labai nice atrodo. Biški ne pagal spalvą, bet vis tiek. Good. Valdemaras širina. Kruizina su autopilotu. Nu ką, viskas. Beveik jau Aukštadvarį. Čia gal 5 kilai kokie beliko. Chebra iš galo kažkur atsiliko. Tikriausiai supainiojo greičio ženklą, kadangi ten buvo 7, o po to nebuvo ženklo 9, tai jie gal 7 ir važiavo visą kelią, nežinau. O mes apie 100 laikėme. O čia vidutinio greičio matuokliai, tai vienas po kito, vienas pasibaigia, va, kitas prasideda ir taip non-stop, vienas po kito. O, pasivijo hebrytė iš galo, pasivijo. Nu, šiandien mocų, tai čia belė kiek, vienas po kito. Na viskas, pagaliau, mes jau Aukštadvarį atvažiavom. Visai laikų ir atvarėm, be 10 minučių liko. Oho, kiek čia baikerių iš galo. Nu jo, šiaip kada čia mes pirkom bilietus, pala. Šiandien mes turim šeštadienį, pirkom gal antradienį ir trečiadienį, tai jau nebuvo bilietų iš viskas buvo išparduota. Bet pasisekė, tiesiog paskambinom, tai ten 3 gal nespėjo apmokėti, tai mes pirmieji apmokėjom. Tai pavyko nuvaryt, nes jau galvojom, kad jau viskas, praradom renginuką. O, jau Hebra važinėja, čia kažkokia, čia gal porą pamainų per dieną. Nice. Viskas, instruktažą pavedėm, viską papasakojom dar kartą. Nieko nesiskiria, kas buvo praeitais metais. Tai šiaip visi jau rydė. Aš pirmoji grupiai, po to antra, tai 2 grupės, po 15 minučių, vienas važiavimas. Tai šiandien bus 6 važiavimai, kas yra tikrai daug. Tai va, to startuojam.
Va, žodžiu, pirma grupė, kas jau buvo, ne pirmą kartą čia, o antra grupė, kas pirmą kartą ir likusiai. Tai mes su Valdemaru kartu. Važiuojam, hebrytę. Dabar įleidžia po vieną, palaukia, įleidžia, kad būtų tarpai. Up. Nu, svarbu, kad man šiandien pirštinės nepavestų. Nespėjau aš per jų dar priprast. Tai šiandien visi heiteriai bus laimingi. Aš šiandien su pirštinėm važinėjau. Šiandien šventė. Gali švęsti. Nu va, po šito aš važiuoju jaučiu. Op. Važiuojam. Oi, šiandien kojos padirbės šiandien kojos. Nu jo, sakė dėl smalos, matot liniją smalos, tai slysta ratukai, jautėsi. Bet sako, čia norma, čia pas visus, tai nekreip dėmesį. Op, blemba, va dabar. Buvo biški blogai. O, biški per plačiai čia. Gerai. Kol kas priprantam prie trasos. Nu jo, smala jaučiasi, slysta. Op, gerai. Next one. Blemba, tas mala, tai man nepatinka. Toks jausmas. O paslidai. Bet tai nedaug, šiek tiek, bet jaučiasi. Šį kartą jau geriau. Op. Gerai. Stabdžiu šiek tiek. Op. Blemba, gazą atleidau blogai. Nu va, pasiviju. Tas džiugina, tas labai džiugina. Praeitais metais buvo labai blogai. Uč. Nice. Nu, net per lėtai. Antrą pavarą daugiau nereikia. Visą laiką su antrą važiuoji. O, vėl smala. Paslydom šiek tiek. Op. Gerai. Aha, čia ne mano tempas.
Valdemaras, laba diena. Senai matėmės. Wow, kaip arti. Nice. O, mergina, reikia atsargiai, ant tiesiosios aplenk gražiai. Taip, teisingai, Valdemarai. Gerai. Labai gerai. Per instruktažą irgi pasakojo, kaip teisingai reikia lenkt. Tai Valdemaras labai gerai padarė. Reikia lenkt iš kairės, iš vidurio. Iš išorės negalima. Op. Tai jeigu aš norėjau palyginti, kaip su Kawasakiu važinėjau ir kaip su Triumfu, tai Hebra nėra ką lyginti, kosmoso skirtumas. Žiauriai lengvai su juo. Kawasakis 800 šiek tiek per sunkus tokiems dalykams, nėra jis toks manevringas. Triumfas ledas. Labai gražiai. Nice. Labai nice. Up. Na, aš gal dar vieną ratuką padarysiu ir gal užteks pradžiai apšilimui. Apšilimui tikrai užteks. Ant smalos kiekvieną kartą. O paslysti. Kai Valdemaras, blemba. Įdomu, kiek man vietos iki žemės nuo kelio, blėt. Pas mane tai slaiderio nėra, džinsai. Nice. Nu viskas, aš jau jaučiu. Rankos pavargsta, kojos. Tai viskas, paskutinis, užteks. Nors gerai, gal paskutinį padarom. Įdomu, Valdemaras irgi paslysta, vėliau paklausim. Bet turėtų būti pas visus tas pats. Gerai, o man jau prakaitas bėga. Wow. Jo, čia fiziškai irgi padirbti reikia, hebra. Būkit tam pasiruošę, nėra taip lengva.
Nu viskas, aš išvažiuoju, man užtenka. Pravedė mums trumpą instruktažą, kaip mums sekasi, parodė klaidas, paaiškino kaip reikia. Tai bandysim taisyti klaidas. Draugeliai sakė, kad neblogai guldau, bet man labai įdomu sužinot, kiek ten man lieka nuo kelio iki žemės. Aš labai bijau paliest, nes džinsai po asfaltą tikrai neslysta. Nu ką, vieną ratuką jau pravažiavau. Kokios klaidos, bet čia ne pas mane, pas visus panašiai. Per daug šikną nukeliam, subinę maždaug per pusę. Ir labiau korpusų dirbti reikia, o ne su kojom subinę perkelinėt į vieną pusę į kitą. Nes tada žiauriai pavargsti. O taip tik kojos lygtais, taip tik kojos pavargsta. Tai žodžiu, praktikuojamės. Opa, per greitai. Nu, kol kas dar nieks nelenkia manęs, jau džiugina. Praeitais metais buvo atvirkščiai. Toj čiuvas mane praleis jaučiu į priekį. Oi. Biškė. Per lėtai, bro. Nu, nice, man patinka. Sekantį kartą galima jau dėt ant kelių slaiderius ir bandyt brūžint pirmą kartą. Op. Gerai. Oi. Stabdžiau, čia biškį per greitai važiuoju. Pasitaisysim. Gerai. Naujas rekordas iki šimtuko. Op. Čia puikiai. Labai gerai. O, blėt, vos nenukritau ant smalos. Eik tu sau. Pizda, kai peršikau, eik tu na. Blemba, ta smala, tai eina sau, pavojinga kokia. Pizė. Blėt. Dabar bijosiu. Blėt. Musė į šalmą įskrydo. Neuždarinėjau, kadangi, blėt, labai karšta. Bet tas malatai pizė. Labai pavojingai. Tikrai mažai trūko, kad nusirašyčiau. Labai mažai trūko. Ai. Tuoj paleisim merginą į priekį. Šiek tiek. Blemba. Važiuok. Blemba, kad iš šono pasižiūrėt, kaip aš nustėdau, tai ten žiauriai. Kaip aš išsilaikiau ant moco, aš neįsivaizduoju, hebra. Neįsivaizduoju. Pizė. Va čia kažkur. Čia ant tos malos reikia tarp jų važiuoti, nes čia pizė. Tada supranti, kodėl
žmonės užsimuša ant baltų juostų. O čia net ne taip slidu, kaip ant baltų juostų. Bus įdomu pasižiūrėti praeitų metų video iš kartodromo, sulygint greičius į posūkius. Manau, bus akivaizdus skirtumas, akivaizdus. Labai gerai. Čia reikia atsargiai tarp juostų. Bibidėjau aš dar kartą per jas važiuoti. Nu, nice, nieks nelenkia mane šiandien. Malonu. Čia realiai darbas su gazu ir darbas su kojom. Ojojoj, greičiau hebryte. Biškai greičiau, gazą paspaudžiam hebryte. Tarp dviejų juostų, kaip visada, nerizikuojam hebryte, nerizikuojam. Beje, reikės pasižiūrėti dar padangas. Pagal padangas bus gerai matyti, kiek guldau, iki galo ar ne. Nice, labai nice. Ojojoj, kaip gražiai. Malonu važiuoti. Įdomu, kiek ten GoPro baterijos liko. Tikiuosi, jūs dar girdit mane. Opa, gerai. Nu, dar gal vieną ratuką ir užteks. Blemba, vėl pasivijau ant posūkio. Nu, karma is a bitch. Karma is a bitch. Ko tu taip? Bliat, kurva! Eik tu sau, kaip peršikau. Labai peršikau. Dvigubas lenkimas gavosi. Tas iš priekio gražiai važiuoja, galima pagal jį ir važiuoti, bus teisingai. Labai gražiai važiuoja. Blemba, norėtųsi dar vieną kartą ten tą posūkį paimti, bet gal jau sekantį kartą. Nežinau, kiek mes čia jau važiuojam. Ai, vėl užgrybavau. Užgrybavau, nes jau pavargau. Tai, kad chebra, kai jau jaučiat, kad pavargot, geriau iš trasos išvažiuokit. Aš dar paskutinį padarysiu.
Bet praeitais metais Hebra rekomendavau būtinai nuvažiuokit čia ir šiais metais tą patį sakysiu. Žiauriai pagerinsit savo įgūdžius. Čia must have. Tik dėl jūsų saugumo must have, o dar dėl savęs. Ojojoj. Kaip aš čia gražiai jos paimu. Kaifuoju, Hebra. Kaifuoju. O, čia jau pagal... Jo, antrą kartą ją lenkiu. Antrą kartą jau lenkiu ją. Nu ir gerai, ir užteks. Ir užteks. Prasivažiuosim varamiai su mergička. Nice. O, jau viskas. Tai aš 15 minučių išvažinėjau. Wow. Nice. Šį kartą geriau pasistengiau. Nice. Nu, mažai čia lieka. Somas. Somas koks. Jo. Nice. Dar šiek tiek zapaso turiu. Nu ką, hebrytė, trečias ratukas. Kaip matėt, Somas lieka padangos šone. Tai dar šiek tiek zapaso turiu. Bet ar daugiau guldysiu? Nesinori, man jau užteko smalos ten vieną kartą. Bet šiaip nice. Antrą kartą mažiau pavargau negu pirmą. Matėsi pagal laiką, kadangi iki galo davažiavau 15 minučių. Pirmą kartą gal užtrukau 10. Jo, tai good. Kas tik nepatinka, kad šiuo metu yra per karšta ir laikas blogas. Kelintą mes 3:30 pradėjom ir čia iki 7 ar 8 turbūt bus. O yra dar iš ryto būna. Bet ten kita treniruotė kažkokia buvo, tai nebuvo galimybės varyti iš ryto, tai iš ryto būtų geriau. Bet iš kitos pusės geresnis sukibimas dabar. Tai va. Važiuojam. O čia pavojingiausias man posūkis. Lemba. Treneris sakė, daugiausiai kritimų būna dėl stabdymo. Per staigus stabdymas arba per daug įsitempia rankos. Dvi dažniausios klaidos. Labiau kojom reikia dirbti ir laikyti korpusą kojom irgi. Ir tada galite išvengti pagrindinių klaidų. O papa, per greitai, gerai. Kitą pusę. Op. Lemba, kiek tų juostų čia pravažiuoja. Nu va, jau daugiau gazo, daugiau stabdžių. Įsivažiavau jau. Čia reikia man pasitaisyti. Šitoje vietoje kažkaip gal plačiau. Opa, o dabar jau geriau. Jau daug geriau. Opa, slystam ant tos smalos.
Įsivijom hebrytę. Oi, blemba, kaip slidu ant tos smalos, eik tu sau. Easy. Easy. O va, šitas šivelis kažkiek važiuoja. Молодец. Neapskaičiavo vieno posūkio. Vieno posūkio neapskaičiavo. Blemba, smala tai man užpisa. Bijau dabar. Labai bijau. Man šiandien nesiseka. Dvigubi lenkimai, jau ne pirmą kartą, blėt. Blemba, pas mane šaudo, išmetimas, nieko savo, pirmą kartą išgirdau. Sušilo varikliukas. O papa. Nu, šitas per lėtai man važiuoja. O, kaip aš čia išskridau. Ojojoj, smala, nereikia man smalos. Opa. Blemba, vėl vos neužtaikiau, man, blėt, baisu. Mergičkė, labą dieną. Jeigu vloguose sakiau, kad į dvi pusės nemoku sukti, tai jau šiandien prisiminiau, kaip tai daroma. Puikiai. Futfu, aišku, bet puikiai. Labai nice. O, baba, biški per greitai. Arba bloga trajektorija. Nu, paskutinį gal ir užteks. Gražiai, tarp dviejų. Ojojojojoj, per daug paguldžiau. Bet va tokioj situacijoj, kai per daug paguldėjai ir
tipo, baisu pasidaro, biškį stabdį, viskas, guli iš karto. Negalima. Nu va, pasivijom dar kažką. Opapa. Nu viskas. Man enough. For this time, enough. Nice. Ketvirtas ratukas. O iš viso bus 6, bet žinokit jau, aš galvoju, ar šeštą važiuosiu. Jaučiasi jau nuovargis, ne tik pas mane, pas visus. Jo. Taip, dabar sutarėm su Valdemaru, kad važiuos po manęs, pafilmuos aš galų, jeigu pavyks, bet turėtų pavykti. Ir kelias man kažkodėl kairysis skauda, nežinau kodėl. Pasivijo Valdemaras už galą, važiuoja labai gerai.
Ir Valdemaras iš priekio dabar bus. Puikiai. Labai gražiai. Labai gražiai. Tas važiuoja per smalas, nebijo. Aš jau viskas. Nenoriu. O kaip šaudo pas mane. Išmetimas, nice. Užteks, gerai, labai gerai.